Labas vakaras, jūsų dėmesiui Marijampolės televizijos žinios. Studijoje aš, Jorūnė Kičiai. Trečiadienį žiniose matysite. Marijampolėje įstaigų jungimas vyks toliau. Valstybiniai kalbai 35. Artėjant svarbiai datai marijampoliečiai pakviesti paklaidžioti kalbos labirintais. Rudens gėrybėmis aprūpinti Marijampolės neįgalieji. Moliūgų tradicija šiemet nelaužoma. Visi kviečiami ruoštis ir kartu sukurti ryškų šviečiančių moliūgų parką. Marijampolėje didelį ažiotažą sukėlęs bendrovių Sūduvos vandenys ir Marijampolės butų ūkių sujungimas nebus stabdomas. Marijampolės savivaldybės mero teigimu, sujungimu siekiama efektyvinti valdymą, tiekti kokybiškesnes paslaugas ir taupyti lėšas. Vakar savivaldybė gavo nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos atsakymą, kuriame pritariama minėtų Marijampolės bendrovių sujungimui. Marijampolėje pradėtas vykdyti bendrovių Sūduvos vandenys ir Marijampolės butų ūkis sujungimas sukėlė didelių diskusijų, sulaukė Seimo narių marijampoliečių dėmesio. Pastarieji registravo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisas, kuriomis būtų apribota galimybė jungti vandens tvarkymo įmonę su kitokią veiklą vykdančiomis įmonėmis. Vakar savivaldybė gavo nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos atsakymą, kuriame pritariama minėtų Marijampolės bendrovių sujungimui. Įvertino vyriausybė pagal visus teisės galiojančius aktus ir aiškiai pasakė, kad mūsų sprendimas yra teisėtas ir jungimas galimas ir niekas jokiam saugumui čia nekenkia. Tai mes toliau planuojam, kaip ir taryba priėmė sprendimą, tas daryti ant kitus veiksmus, reorganizavimo sąlygos, akcininkų sprendimai ir tikrai planuojam tas įmonės dvi jungti į priekį, nes niekas nepasikeitė, matom tikrai didžiulę naudą žmonėms, viena sąskaita, viena aptarnavimas visais klausimais į vieną įmonę, o mum iš vidaus žiūrint racionalus išteklių vartojimas, turto panaudojimas ir tiesiog efektyviau turi. Kam nereikia išlaikyti dviejų įmonių, iš žmonių pinigų jau galime išlaikyti vieną įmonę ir tikrai negali efektyviau dirbti kartu. Dvi avarinės tarnybos, ten yra besidengiančių technikos panaudojimas, automobilių panaudojimas ir panašus dalykai, tikrai kur gali viena įmonė laisvai su tuo susitvarkyti su vienu vadovu ir su mažiau valdymo. Svarbiausia, tai mažinam valdymo aparatus, o ten visi žmonės, kurie dirba tiesiogiai savo funkcijas, visi kaip dirbo, taip ir dirbs. Minėtas Seimo narių siūlomas pataisas meras įvertina kaip niekuo nepagrįstą politikavimą. Tipinis politikavimo ir matyti artėjančių rinkimų yra pavyzdys, kai tiesiog Seimo nariai mūsų savivaldybėje išrinkti, jie galvoja, kad jie žino geriau už tarybą, už viską ir jie viršė savo įgaliojimus. Jie nori dabar padaryti, taip paprastai kalbant, kad galėtų jungtis tik vandentvarkos įmonės. Tai reiškia, kad mūsų Sūduvos vandenys galėtų jungtis su kitų savivaldybių įmonėm. Aš su tuo kategoriškai nesutinku, nes mes esame investavę milijonus pinigų ir ta įmonė tikrai tvarkosi, efektyvina, žiūri darbuotojų procesų ir mes turim spręsti savo žmonių, savo savivaldybės žmonių problemas. Dar daug kas neturi vandens, daug kas neturi nuotakų, o mes prijungs prie kažkurios silpnesnės įmonės ir tada mes su savo pinigais, mūsų žmonių, kaip skubėdos į šoną, mes sprendžiam kitų savivaldybių problemas. Tai aš Seimo nariam tikrai ir jau esu siūlęs, jūs valstybiniu mastu spręskit vandentvarkos įmonių problemas, o mes savo savivaldybėje susitvarkysim savo problemas. Ir aš labai tikiu, kad šitas sprendimas nebus priimtas, nes jisai tikrai jau yra kišimasis į savivaldos reikalus. Savivaldybės vadovo teigimu, nors ir kyla darbuotojų nepasitenkinimas, tačiau pertvarka reikalinga. Įmonė turi persitvarkyti, atlyginimai buvo maži, reikia efektyvinti procesus, tą, ką darom ir visose įmonėse. Turi žmonių, aišku, kad atsileis šiek tiek, nes viskas reikia dėkti modernius sprendimus, IT sprendimus, įvairius technologinius pakeitimus ir esami žmonės likę turi uždirbti normalius atlyginimus. Tikrai Sūduvos vandenys atlyginimai buvo prasti, visi rodikliai ten pagal ką bežiūrėsi tuos rodiklius tikrai buvo prasti ir reikia eiti į tą efektyvumo pusę ir tą darom. Marijampolės meras sako, kad įstaigų jungimo procesas savivaldybėje vyks ir toliau. Pagrindiniai dalykai, ką mes čia planavom, kaip ir daugiau mažiau yra atlikti tie reorganizavimai. Na, aišku, lieka po naujų metų, nes ten tiesiog pagal įstatymus darželį, bet taryba pritarus darželių sujungimui miesto darželių į vieną, tai tą procesą vesim, o visi kiti kol kas artimiausiu metu kažkokiu nenumatyta. Aišku, seniūnijų jungimas irgi klausimas darbotvarkėj bus, spręsim tą klausimą. Na, ir kaip ir esam apsitvarkę tos optimizavę tikrai ir matom puikiai, kad visose tos įstaigos sujungtose, ar tai sporto, ar kultūros, niekas ten neprastėjo, kaip tik gerėja, nes tie
ištekliai yra skiriami menui, paslaugoms, sportui, žmonėms atlyginimam, tai tikrai ta kryptis pasirinkta teisingai ir jinai pasitvirtino. 1988 lapkričio 18 lietuvių tautai itin svarbi diena. Tądien lietuvių kalba paskelbta valstybinė. Taip pat patvirtintas herbas, o tautiška giesmė patvirtinta kaip valstybės himnas. Tai diena, nuo kurios prasidėjo mūsų valstybingumo kelias. Artėjant šiai datai, kalbos institucijos marijampoliečius pakvietė prisiminti kelio pradžią ir pasidžiaugti išsaugotą kalbą. Artėjant svarbiai datai, valstybinės kalbos statuso sugrąžinimo 35-mečiui, Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje surengta ypatinga pamoka lietuvių kalbos labirintuose. Papasakoti apie tai, kas vyko prieš 35 metus, marijampoliečiams, ypač jaunajai kartai, atvyko Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos atstovai. Lietuvių kalba paskelbta valstybinė 1988 metais, lapkričio 18 dieną. Šita diena buvo didelė šventė visai Lietuvai, todėl kad kartu su Sąjūdžiu Lietuva norėjo, kad ir laisva būtų ne tik šalis, bet ir pati kalba. Įdomus dalykas, kad tą pačią dieną buvo paskelbta ir kaip himnas tautiška giesmė ir herbas patvirtintas. Tai tiesiog tie simboliai buvo patvirtinti kartu ir tokia labai graži istorinė diena. Tos dienos reikšmė didžiulė, sako Donatas Malinskas, nes tuomet visai visuomeniai reikėjo persiorientuoti iš rusų kalbos, kuri tada figūravo visur, į valstybinę lietuvių. Visus viešuosius užrašus po truputėlį keisti, kad jie būtų lietuviški, raštvedyba būtų tvarkoma įmonėse lietuvių kalba, kad susirašinėtų visos įmonės lietuviškai ir pagaliau pats svarbiausias dalykas, kad kitakalbiai išmoktų lietuviškai, nes didžiuosiuose miestuose, kaip Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniaus Šalčininkų rajone, daugumą sudarė kitakalbiai ir deja, teko daryti visokių nuolaidų iki 95 metų, kad jie galėtų raštvedybą tvarkyti nevalstybinę kalbą. Tai tiesiog buvo didžiulė stebuklinga diena, nuo kurios prasidėjo mūsų valstybingumo kelias. Šiuo valstybingumo keliu jau einame 35 metus ir šiandien galime džiaugtis ir didžiuotis išsaugota, gyva ir pripažįstama kalba. Mūsų kalba yra visose viešose virtualiose erdvėse, mobiliuosiuose komunikacijose, kompiuteriuose. Visur tiesiog jos pritaikymas yra didžiulis. Ir dar daug ką reikia padaryti, kad mūsų kalba kuo viešesnė būtų ir kuo daugiau mes vartotume kalbos oficialioje viešoje vartosenoje. O šiandien kalbos institucijų tikslinė auditorija jaunimas, turint tikslą jiems papasakoti, kad kalba, kuria šiandien jiems įprasta kalbėti, iš niekur neatsirado, kažkam reikėjo nueiti sunkų kelią, atlikti didžiulį darbą, kad lietuvių kalba turėtų savo teisės. Susirinkusieji turėjo galimybę pamatyti valstybinės kalbos statuso atkūrimo 35-mečiui skirto filmo Išsaugojome kalbą premjerą, taip pat išklausyti Vilniaus universiteto docento daktaro Antano Smetonos paskaitą lietuvių kalbos labirintuose. Perki prekę, naudojimo instrukcija tik rusiškai. Žemės ūkio ministerija praneša, kad tęsiantis Lietuvos veislininkystės pertvarkai atsisakoma nuostolingų veiklų Marijampolėje. Skelbiama, kad atlikus tyrimą paaiškėjo akivaizdūs neūkiškumo faktai, todėl bus keičiamas šios bendrovės valdymas. Pagrindinė įmonės veikla bus sutelkiama Šiauliuose. Marijampolės skyrius optimizuojamas. Atsisakoma perteklinių, neefektyvių ir nuostolingų augalininkystės, gyvulininkystės ir apskaitos funkcijų. Skelbiama, kad Marijampolėje vykdoma apskaita, darbo organizavimas, naudojamos galvijų auginimo technologijos yra pasenusios, didelių abejonių kelia ir veiklos skaidrumas. Įgyvendinus pertvarką, aukštesnės veislinės vertės buliai bus perkelti iš Marijampolės ir auginami Šiauliuose, o visa kuilių sperma įvežama iš užsienio. Pabrėžiama, kad Marijampolės skyrius ir toliau veiks, bei regionų ūkiams tieks kokybiškus genetinius išteklius. Atsižvelgiant į situaciją, bus sprendžiama, kokiai klientams bei įmoniai vertingai veiklai būtų galima pritaikyti įmonės pastatus ir infrastruktūrą Marijampolėje. Tačiau nuspręsta, kad pastatai parduodami nebus. Tikimasi, kad pokyčiai pagerins įmonės valdymą, o bendrovės veikla taps efektyvesnė, nes pavyzdžiui, pernai Marijampolės padalinys įmonei sugeneravo daugiau nei 130 000
tūkstančių eurų nuostolio, kai tuo metu visa bendrovė uždirbo 96 tūkstančius eurų grynojo pelno. Eismo saugumo komisija nusprendė pakeisti horizontalų įženklinimą įrengiant papildomus kelio ženklus Vasaros gatvėje prie Vasaros Petro Armino Marių gatvių sankryžos. Naujuoju horizontaliuoju ženklinimu bus įrengtos 2 eismo juostos Vasaros gatvėje iki sankryžos, sudarant vairuotojams galimybę iš pirmos juostos važiuoti tiesiai į Marių gatvę ir sukti į dešinę į Petro Armino gatvę. Iš antrosios juostos vairuotojai galės sukti tik į kairę. Grasinimai susprogdinti mokyklas ir darželius Marijampolėje, kaip ir visoje šalyje, tęsiasi. Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Nerijaus Mašalaičio teigimu, grasinančius laiškus gavo visos savivaldybės ugdymo įstaigos. Jos reagavo pagal policijos departamento rekomendacijas. Evakuacija nebuvo vykdoma, įstaigos dirbo įprastu režimu, nuotolinio ugdymo įvesti neplanuojama. Šiąnakt laiškai buvo siųsti apie 3 valandą nakties. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimu į policiją kreipėsi 8 Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos. Policija prašo ir toliau vadovautis antradienį atnaujintomis rekomendacijomis, konsultuotis telefonu 8 700 60 000, nenutraukti vykdomų veiklų. Skubiu pagalbos telefonu 112 patariama skambinti tik tuomet, jei apžiūrėjus patalpas ir teritoriją randamas įtartinas objektas. Šiandien apie 12 valandą avarija įvyko Marijampolėje, Dariaus ir Girėno gatvėje. Automobilis Audi vairuojamas 76 metų vairuotojos perėjoje šalia Jono Totoraičio progimnazijos kliudė 2 14 metų mergaitės. Jos buvo pristatytos į Marijampolės ligoninę. Medikai mergaitėms nustatė nesunkius sužalojimus. Vairuotoja buvo blaivi. Dėl eismo įvykio pradėta administracinė teisena. Antradienį Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai kelyje Lazdijai-Akmeniai ties Tarnaukos kaimu patikrinti sustabdė maršrutiniu autobusu Lenkijos link vykusių keleivių dokumentus. Juos tikrinant pasieniečiams abejonių kilo dėl Prancūzijos piliečių prisistačiusio vyro ir jo pateikto dokumento, Prancūzijos piliečio paso. Jį pateikusio užsieniečio veido bruožai mažai priminė asmenį pavaizduotą nuotraukoje. Dėl to Kalvarijos pasieniečiai ėmėsi papildomų patikros veiksmų. Į Varšuvą vykstantis keleivis buvo pristatytas į šalia esančią Kalvarijos pasienio užkardą detaliai patikrinti. Čia ir paaiškėjo, kad kitam asmeniui išduotų dokumentu mėgino pasinaudoti 34 Kamerūno pilietis. Pareigūnai jį sulaikė. Šiandien surengta socialinė akcija, kurios metu padovanota daržovių ir sulčių pirmos grupės neįgaliųjų draugijos nariams. Rudens gėrybėmis aprūpinta 20 savivaldybės šeimų. Žmonių teigimu tai labai naudinga ir svari parama. Marijampolietė Irma džiaugiasi sulaukusi tradicinės rudens gėrybių dovanos. Moteris sako, kad tai gera paspirtis jos nelengvame gyvenime. Pati gaminuosi, iš tikrųjų labai naudinga. Jeigu ne šitie ponai ir ne Irma Kavaliauskienė, tai turbūt būtų labai sunku žiemą ištverti. Daržovių dalyjimo akcija neįgaliesiems Marijampolėje vyksta jau gerą 10 metį. Jau tapo tradicija kiekvienais metais rudenį, kada nuimamas daržovių derlius, mes susiorganizuojam tarybos nariai Darius Kemeraitis, Alvydas Kirkliauskas, Jonas Grabauskas, tame tarpe aš, taip pat ir Artūras Visockis pavaduotojas, būtent surenkam lėšas ir įsigijam daržovių, kuriuom aprūpinam būtent pirmos grupės neįgaliuosius. Ypatingai šiems žmonėms su negale tokia didelė tikrai reikalinga ta pagalba, kad nereikėtų jiems vaikščioti per parduotuves, tiesiog mes atvežam į jų namus, į rūsius, išnešiom tas daržovės ir jie tiesiog bent jau pusę žiemos būna apsirūpinę šiomis daržovėmis. Tai tokia turbūt mūsų graži tradicija, mūsų toks įsipareigojimas padėti tiems, kuriems reikalinga būtent pagalba.
Pirmos grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkės Irmos Kavaliauskienės teigimu, parama labai reikalinga, nes sunkią negalią turintys žmonės gyvena varganai. Nepritekliaus labai daug žmonės skurdų, tai daržovėm pagalba tikrai labai reikalinga. Žmonės esą dėkingi, patenkinti, turi ką pasidėti ant stalo ir gardžiai pavalgyti. Asmenys didelė negalė, tai pajamas išleidžia ant neįgaliųjų vežimėlių kompensacijai prisidėti, ant kitų priemonių, ant higienos priemonių. Tai maisto produktams tikrai lieka mažai. Šiandien rudens gėrybėmis aprūpinta 20 savivaldybės šeimų. Moliūgų alėjos tradicija šiemet keičiasi į Moliūgų parką ir vėl kviečia marijampoliečius ruoštis, skaptuoti moliūgus ir kartu sukurti įspūdingą renginį. Išskirtinę nuotaiką poezijos parke šiemet stiprins ir specialiai šiai progai sukurta unikali siaubo pasaka. Jau trečią kartą marijampoliečiai kviečiami ruoštis ir dalyvauti poezijos parką, paverčiant išskirtinę vietą, kartu sukurti Moliūgų parką. Tradicijų turbūt laužyti nereikia, ypatingai kai tos akcijos pavyksta, pasiseka, kai žmonės jau to nori, klausia. Tai ir šiemet kviečiame tiek įstaigas, tiek organizacijas, tiek bendruomenės vėl burtis į bendruomenės, skaptuoti tuos moliūgus, taip parodyti tuos tokius niūrius vakarus, praskaidrinti. Tiesiog nesiejame nei su viena, nei su kita šventė, tiesiog yra toks noras, kad čia būtų daug judesio, daug bruzdesio ir daug šviesų. Kaip parodė praėjusieji 2 metai, marijampoliečių išradingai skaptuoti moliūgai parke kūrė tikrai išskirtinę nuotaiką ir traukė minias norinčių pasigrožėti. Nemažesnio įspūdžio tikimasi ir šiemet. Įstaigos, bendruomenės, organizacijos, šeimos kviečiami įkurti moliūgų skaptavimo dirbtuvėles, turiningai praleisti rudens vakarus skaptuojant moliūgus ar net kuriant iš jų instaliacijas, o spalio 27 dieną atsinešti juos į poezijos parką ir pasirūpinti, kad moliūgas šviestų tamsoje. Tie, kas atsineša moliūgus, tai kad pasirūpinti, kad ilgai to žvakutės degtų arba kas vakarą, tarkim, pakeisti, nes ir vėjas, aišku, užpučiau geriausia, tai elektrinės tas lemputės įdėti, kad jos šviestų visą parą. Pernai Moliūgų alėją kūrė apie 70 dalyvių, šiemet tikimasi dar daugiau. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis. Nuorodą galite rasti Marijampolės savivaldybės internetinėje svetainėje. Tačiau jei sugalvosite dalyvauti vėliau, alėją bus galima kurti ir pildyti ir be registracijos. O išskirtinę nuotaiką poezijos parke šiemet stiprins ir specialiai šiai progai sukurta unikali siaubo pasaka. Šiemet mūsų, kaip ir pernai, aišku, į tą tokį papildymą, išpildymą įsijungė mūsų įstaigose, labai džiaugiamės ir meno mokykla, ir profesinio rengimo centru, ir moksleivių kūrybos centru, ir kultūros centru. Kolektyvas susivienijo, susibūrė ir sukurti dar kažką papildomų. Tai ne tos tokius tradicinius helovinius kažkokias šmėklas pakurti, bet surado tokį bendrą idėjos, aišku, gimė bendrai, kad pačią tokią gal ir gražiausią, bet pačią ir baisiausią pasaką, lietuvių liaudies pasaką Eglei Žalčių karalienei parodyti būtent čia, prie tų Moliūgų parko. Tai 5 vakarus iš eilės bus sukurtas unikalus vaidinimas, dekoracijos irgi paruoštos būtent šių įstaigų yra tikrai jau kuriamos ir tikrai unikalios, tai labai kvieščiau pasižiūrėti. Ir moliūgais nešini ir tik pasigrožėti norintys laukiami poezijos parke spalio 27 dieną, kitą penktadienį 19 val. Pamatyti, kaip parkas virsta užbūrančią švieselių jūrą, o parko pašonėje išvysti šiurpinančią siaubo pasaką. Šį vakarą žinių tiek. Linkiu gražaus likusio vakaro. Sudie.